Tai labai daugam vyksta didžiulės griūtis, tokie didžiuliai sukrėtimai, bet prisiminkit, kad tie visi didžiuliai sukrėtimai tai vyksta ne kad jūs kažkaip tai nubausti, bet tie didžiuliai sukrėtimai vyksta tam, kad atkreipti jūsų dėmesį, kad jūs pagaliau atsisuktumėte į save, kad atsisuktumėt į savo vidų, kad atsisuktumėt į savo kūną. Nes taip kaip gyvenom iki šiol, tiesiog tokiam bėgime, lėkime, nuolatiniam tikslų siekime, nuolatiniam kažko įrodinėjime, toks gyvenimas išorėje, bet labai atsijungus nuo savo kūno, nuo savo esmės. Tai visi tie išgyvenimai, jie tiesiog verčia sugrįžti atgal į savo kūną, sulėtėti. Ir taip jau yra, kadangi buvom taip išmokinti, taip gali atrodyti, kad kuo daugiau darysiu, kuo labiau stengsiuosi, tai vadinasi, bus tuo geriau ir tuo daugiau turėsiu. Bet dabar šitoj naujoj realybėj, šitoj naujoj eroj dalykai vyksta visiškai kitaip. Ir kaip tik iš tikrųjų viskas ateina žymiai lengviau per lėtumą. Bet esmė tame, kad yra labai baisu sulėtėti, esmė tame, kad yra labai baisu paleisti tą visą kontrolę ir pasitikėti. Tai visos šitos griūtis tiesiog jūs specialiai stabdo, specialiai lėtina. Nes tame lėtume slypi visas gerumas, visas užsipildymas ir visa gausa. Mokina būti pastabiais ir savo švelniais. Nes atkreipkite dėmesį, kad mes darom atvirkščiai dažnai, kai kažkas atrodo nesiseka ar kažkas griūva, norisi dar labiau viską paspausti, norisi dar daugiau daryti, nes atrodo, gal aš per mažai darau, gal aš ne taip darau, gal reikia dar daugiau. Bet tai sukelia tada dar didesnę griūtį, dar didesnį pasipriešinimą. O atsakymas yra lėtume, atsakymas yra paleidime, atsakymas yra pasitikėjime. Taip, tai visa šita nauja era, jinai yra visiškai apie lėtumą. Kiek kartų dienoje sustojat ir iš tikrųjų savęs paklausėt, o ko aš noriu šią akimirką? Ko aš iš tikrųjų noriu šią akimirką? Dažnai ten mūsų vidinis vaikas verkia ir rėkia ir prašo dėmesio. Ir mes jį nustumėm, užignoruojam, nes atseit yra svarbesnių dalykų. Atseit reikia gyventi gyvenimą, reikia dirbti darbą, reikia daryti dalykus. Ir dar visur šitas žodis reikia. Tai tas reikia finale ir perdegina. Nes realiai nereikia nieko. Nes viskas gali ateiti labai lengvai. Tik reikia leisti savo, kad tai ateitų. Tik reikia patikėti tuo. Pasijausti vertu. Ne tik tada, kai tu darai, vertiesi per galvą, bėgi, išsikelinėji naujus tikslus, bet ir tada, kai tu esi visiškam atsipalaidavime. Nes realiai mes atėjom čia būti tiesiog su savo energija. Bet tiesiog kažkas kažkada senai dėl savo asmeninių tikslų, dėl savo asmeninio ego sukūrė taisyklės, kurių mes nekvestionavom kaip visuomenė ir tiesiog pradėjom pagal tas taisyklės gyventi ir gyvenam daug metų, šimtmečius. Ir tik dabar pradedam po truputį kelti klausimus. Ar tikrai viskas taip turi būti, kaip yra pasakyta? Nes kas gali pasakyti, kaip man ar tau gyventi gyvenimą, gyventi savo gyvenimą. Tai tik tu geriausiai žinai. Klausia, kaip išmokti lengvesniu būdu paleisti kontrolę. Tai visą laiką gijimo proceso pats pirmas žingsnis yra pastebėjimas. Tai pastebėjimas,
kada ta kontrolė įsijungia, ką aš noriu kontroliuoti, kodėl aš noriu kontroliuoti, nes kontroliuoti dažniausiai norim iš baimės. Tai po ta kontrolė iš tikrųjų slepiasi baimė. Galbūt baimė kažko netekti, baimė būti atstumtu, o kitą kartą dar gilesnė pasąmoninė baimė, gal iš vis baimė numirti. Tai vad, ką ta kontrolė, nes tas kontrolės mechanizmas, jisai susikuria kaip apsauginis mechanizmas, tai nuo ko jisai mane saugo, nuo ko aš save noriu apsaugoti su kontrolė. Ir tada, vat, šitoj vietoj netgi galima panaudoti logišką protą. Ar tikrai nuo to dalyko man reikia saugotis, ar tikrai tas dalykas yra toks pavojingas. Nes 90% tas dalykas nebūna pavojingas, nuo ko tas vidinis mechanizmas bando mus apsaugoti. Tai vat kitą kartą tokius tiesiog faktus pateikti savo protui. Ir tada sekantis žingsnis tiesiog pabūti su to kontrolė, duoti tai kontroliai dėmesio. Tai jaučiu savo kūne kontrolę. Atsisėdu ir pasėdžiu su ta kontrolė. Gerai, labas kontrolė. Kaip tu? Matau tave, girdžiu tave, pasiųsti tai kontroliai meilės. Gerai, noriu jums duoti tokią vieną labai paprastą, lengvą, fainą techniką, kaip reguliuoti savo nervų sistemą. Daug labai kalbu ir dar daugiau kalbėsiu apie nervų sistemos reguliaciją, nes šiuo laikotarpiu tai yra ypatingai svarbu, ypač kai vyksta tokie milžiniški pokyčiai, tokios transformacijos, tokios griūtis. Tai žodžiu, nervų sistema, galima sakyti, vairuoja beveik visą mūsų gyvenimą. Nuo nervų sistemos plastiškumo labai daug kas mūsų gyvenime priklauso. Tai aš pati esu tokia, kad kartais tingisi. Aš jau daug tų visokių įvairiausių praktikų praėjus, padarius, atmeditavus savo valandas ir taip toliau. Ir kuo toliau, tai aš ieškau tuo lengvesnių būdų, kaip būtų galima savo padėti. Kuo lengviau, kuo greičiau, žodžiu, tradiciškai, duokit piliulę, kuri iš karto suveiktų. Tai aišku, aš jūsų nematau, bet tiesiog kas norit, galit dabar prisijungti. Aš jums parodysiu tą techniką, tai tiesiog galit kartu su manim daryti. Tai kol kas darysim visiškai be žodžių ir noriu, kad po to, kai tai padarysim, kad pasidalintumėt, kas vyko pas jūs kūne. Tai lietuviškai tai vadintųsi emocinio tapšnojimo technika, tai labai juokingai verčiasi, bet žodžiu yra tam tikri akupunktūriniai taškai mūsų kūne ir tuos taškus tapšnojant, vien jau tapšnojant, daugiau nieko nedarant, jie padeda reguliuoti nervų sistemą, siunčia tiesiog nervų sistemai signalą, kad yra saugu. Nes dažnai, kai nervų sistema yra išbalansuota, tai kaip ir dažnai paminiu savo video, kad kūnas įeina į išgyvenimo režimą. Tai kūnas į aplinkui vykstančius dalykus reaguoja hiperbolizuotai, reaguoja primityviai, kaip jau nekartą sakiau šitą pavyzdį, tarsi jūs vaikytųsi liūtas. Tai ten, nežinau, darbe kažkas kažką pasakė, bet kūno reakcija tokia, tarsi jūs vaikytųsi liūtas. Tokia hiperbolizuota, perdėta. Tai galit bet kur, galit prieš miegą, galit, jeigu esat darbe, kažkur nueiti ramesnį kampelį ir tiesiog padaryti šitą techniką. Tai pirmas taškas yra, nesvarbu, kurioje rankoje, ar dešinėje, ar kairėje, bet tiesiog ties šita vieta ir tiesiog pradėkit tapšnoti šitoj vietoj. Ir tiesiog kurį laiką tapšnojam. Žodžiu, kuo paprasčiau, kuo lengviau galima atpalaiduoti nervų sistemą, tuo geriau. Kai nereikia daryti jokių sudėtingų technikų. Tiesiog patapšnokit šitoj vietoj. Biški pastebėkit, kaip kūnas jaučias.
Gali pradėti imti žiovulys, tai leiskit savo žiovaut. Gali net ir kažkokios kitos emocijos kilti, tai irgi leiskit jom kilti. Tada sekantis yra tarp antakių, trečia akis. Tai irgi šitoj vietoj tapšnojam. Easy. Vadėjau į mažiavulys. Tada ties smilkiniais galima daryti ir abiejose pusėse, galima daryti su viena ranka. Tai apšnokit ties smilkiniais. Tada po akim. Tada po nosim. Imama ne žiovulys. Žiovulys reiškia, kad nervų sistema pereina į atsipalaidavimo būseną. Tai žiovauti yra gerai. Reiškia, kad nervų sistema reguliuojasi ir atsipalaiduoja. Tada smakras. Tada ties raktikauliais. Čia man šita vieta būna labai faina. Ir labai labai atpalaiduoja. Ypač arčiau krūtinės centro. Ir tada kita vieta, tokia keista yra, bet po pažastim, kažkur 4 cm po pažastim. Tai va toj vietoj tapšnokit. Irgi nesvarbu, kurioj pusėje, vienoje ar kitoje. Mažiaulys labai. Ir tada ties viršugalviu. Nesinori čia labai žiovauti į kamerą. Jums tai gerai, jūsų tai niekas nemato. Tai va taip, tai galima va tiesiog tapšnoti, nieko nedarant, nieko nesakant, tai pasidalinkit savo pojūčiais, pasidalinkit, kur jautėsi maloniausiai, kuris taškas jautėsi maloniausiai ir pasidalinkit, ar ėmė žiovulys. Greta rašo, jeigu neėmė žiovulys, tai nieko tokio. Gali imti, gali neimti žiovulys. Galbūt reikia daugiau kartų pakartoti, ramiau, miegelio eiti, žiovauju, net ašaros bėga, ėjo šiurpuliukai ir pasidarė karšta, miego labiausiai norėjos, labiausiai jautėsi ties smilkiniais, užsinorėjo miego, kad smilkiniai buvo geriausia. Tai viskas gerai, irgi nedėkit savo kažkokių tai lūkesčių. Nedėkit savo jokių lūkesčių. Ir kitą kartą, galbūt reikia pakartoti, pavyzdžiui, 2-3 kartus visą šitą ratą, kurį mes darėm. Tai džiaugiuosi, kad patiko, džiaugiuosi, kad suveikė. Sakau, labai paprasta, lengva technika, kurią galima absoliučiai bet kur daryti, bet labai gerai padaryti prieš miegą.
sakau, galit padaryti net keletą ratų. Parašykit, ar iš čia esančių yra žmonių, kurie patiria nerimo priepuolius ar panikos atakas. Tai toliau parodysiu, kaip galima šitą techniką naudoti ir savo padėti. Nemažai, žodžiu, jūsų vargstate, ne, su nerimo priepuoliais. O kas iš jūsų turit labai stiprias panikos atakas, kur kitą kartą atrodo, kad niekas nebepadeda? Nu tai žodžiu, matau pagrindę, kad galbūt taip dar stipriai neišgyvenat, bet didelė dalis, tiesiog didelis nerimas, vidutinio stiprumo panika, sakykim. Tai irgi ta pati technika, tik tai dabar dar prijungsim ir žodžius. Ir dabar žodžių, ką aš sakysiu, neturit prisiminti. Esmė yra tame. Pavyzdžiui, jaučiat, kad pradeda kilti didžiulis nerimas, kad pradeda jūs neraminti kažkokios tai mintys, dar galbūt nesat visiškai pike, tai geriau save pagauti, kol dar nesat pike nerimo priepuolio ar panikos priepuolio. Ir dabar tapšnosit tuos pačius taškus ir turit sugalvoti kuo keistesnį scenarijų. Tai pavyzdžiui, dabar galite irgi kartu daryti su manim, parašykit, kas darysit kartu su manim. Gerai, matau, darysit. Tai vėl imam šitą tašką ir dabar turit sugalvoti kuo keistesnį scenarijų. Aš dažniausiai mėgstu galvoti scenarijų susijusių su gyvūnais, nes tiesiog gyvūnai yra faini, gyvūnai yra juokingi. Tai žodžiu, turit sugalvoti absurdišką scenarijų. Tai tarkim, dabar kartokit paskui mane. Žirafa su riedučiais važinėjasi aplink Eifelio bokštą. Žirafa su riedučiais važinėjasi aplink Eifelio bokštą. Žirafa su riedučiais važinėjasi aplink Eifelio bokštą. Gali imti ir juokas, gali vėl pradėti imti žiovulys. Tai žodžiu, kuo absurdiškesnį scenarijų. Ir sakau, aš mėgstu labai gyvūną įtraukti į tą scenarijų. Žirafa su riedučiais ir tiesiog kartojat keletą kartų. Žirafa su riedučiais ir bandot įsivaizduoti tą scenarijų, kaip žirafa su riedučiais važinėjasi aplink Eifelio bokštą. Žirafa su riedučiais važinėjasi aplink Eifelio bokštą. Dabar vėlgi ties trečia akim. Kitas scenarijus. Krokodilas mina dviratį per Arizoną. Krokodilas mina dviratį per Arizoną. Ir turit stengtis kuo greičiau sugalvoti kažkokį, visiškai nelogišką scenarijų ir jį įsivaizduoti. Krokodilas mina dviratį per Arizoną. Krokodilas mina dviratį per Arizoną. Krokodilas mina dviratį per Arizoną. Ir įsivaizduokit, kaip krokodilas mina dviratį per Arizoną. Krokodilas mina dviratį per Arizoną. Gerai, dabar ties smilkiniais, tai irgi galit daryti su abiem rankom, galit daryti su viena ranka, kaip norisi. Zebras šoka iš lėktuvo su parašiutu. 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 Zebra šoka iš lėktuvo su parašiutu. Ir įsivaizduokit, kaip zebra šoka iš lėktuvo su parašiutu. Dabar po akim sekantis scenarijus. Dramblys važiuoja mašinoj be stogo per Amalfi Coast. Dramblys važiuoja mašinoj be stogo per Amalfi Coast. Dramblys važiuoja mašinoj be stogo per Amalfi Coast. Dramblys važiuoja mašinoj be stogo per Amalfi Coast ir įsivaizduokit, bandykit kuo labiau įsivaizduoti tą dramblį, kaip jisai važiuoja mašinoj be stogo ir tą visą absurdišką situaciją ir kaip žmonės aplink reaguoja. Dramblys važiuoja mašinoj be stogo per Amalfi Coast. Dramblys važiuoja mašinoj be stogo per Amalfi Coast. Voverė važiuoja su elektriniu paspirtuku
Voverė važiuoja su elektriniu paspirtuku, apsirengusi kaip balerina. Ir kur važiuoja voverė, kur važiuoja, kur važiuoja. Ir va taip, jeigu nesugalvoja, tai tiesiog uždavinėkit savo klausimą, kad gerai, kur važiuoja voverė. Voverė važiuoja su paspirtuku, apsirengusi kaip balerina. Kur važiuoja, Portugalijos pakrantė. Voverė važiuoja su paspirtuku, apsirengusi kaip balerina, Portugalijos pakrantė. Voverė važiuoja su paspirtuku, apsirengusi kaip balerina, Portugalijos pakrantė. Voverė važiuoja su paspirtuku, apsirengusi kaip balerina, Portugalijos pakrantė. Kiaulė važinėjasi su vandens motociklu Korfų saloj. Kiaulė važinėjasi su vandens motociklu Korfų saloj. Žodžiu, kuo absurdiškesnį. Ir įsivaizduokite tą vaizdinį. Kiaulė važinėjasi su vandens motociklu Korfų saloj. Kiaulė važinėjasi su vandens motociklu Korfų saloj. Kiaulė važinėjasi su vandens motociklu Korfų saloj. Gerai, kas dar? Kupranugaris. Ką veikia kupranugaris? Kupranugaris šoka baletą Londone. Kupranugaris šoka baletą Londone. Kupranugaris šoka baletą Londone. Kupranugaris šoka baletą Londone. Ir įsivaizduokit, kaip kupranugaris šoka baletą Londone. Kupranugaris šoka baletą Londone. Kupranugaris šoka baletą Londone. Gerai, ir dabar po pažastim. Kas dar? Kas dar? Nu, koks dar gyvūnas gali būti? Kokio dar gyvūno nepaminėjom? Arklys. Ką veikia arklys? Ir va taip uždavinėkit savo klausimus, jeigu neteina mintis, ką veikia arklys, ką absurdiško veikia arklys. Arklys vairuoja fūrą. Arklys vairuoja fūrą ir važiuoja į Australiją. 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 O ačiū, kad davėt pavyzdį kengūra. Gerai, ką veikia kengūra? Ką gali veikti kengūra? Kengūra čiuožinėja su snieglente Prancūzijos kalnuose. 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 Ir dabar dar ką galit padaryti po viso šito rato. Pavyzdžiui, suimti savo už rankos, tai tiesiog tas suėmimas už rankos tam, kad toks būtų kaip fizinis inkaras, bet šitos naujos būsenos, tada įkvėpkit per nosį, iškvėpkit per burną, tiesiog fiksuojam šitas, nes dabar kūrėm naujas neuronų jungtis savo smegenyse, vat su visa šita technika, kai reguliavom nervų sistemą, tai tiesiog užfiksuojam šitą būseną. Tai vėl parašykit, kas vyko, kaip sekėsi, kokie jausmai. Linksma ir daug žiovulio. Roma linksma ir juoką kėlė. Ilona kažkaip įdomiai. Aurelija atsipalaidavau. Juokas ėmė. Tai juokas irgi labai gerai, nes juokas irgi rodo, kad nervų sistema atsipalaiduoja, palengvėjo. Juokas, žiovulys, ar net jeigu ir ašaros pradeda bėgti, tai labai gerai. Tai dabar noriu dar vieną variantą parodyti, dar vieną kombinaciją šitos technikos, kaip paleisti. Su šita technika galima tiek paleidinėti emocijas, tiek kaip matot, reguliuoti nervų sistemą. Ačiū labai.
Tiek iš tikrųjų galima manifestuoti su šita technika. Ačiū. Gerai, tai parašykit, va ten dalinotės tom emocijom, kas šiandien vyravo. Parašykit kažkas, va, kelias tas sunkes emocijas, su kuo buvot. Tiesiog paimsiu kaip pavyzdį. Parašykit kažkokias kelias sunkes emocijas, su kuo buvot. Ir dar gerai, pavyzdžiui, jeigu parašytumėt, tarkim, parašė Raimonda baimė, jeigu parašytumėt, dėl ko tą baimę jaučiat. Gerai, baimė, tai va gal baimę paimsim. Kažkas parašykit tiesiog, dėl ko tą baimę jaučiat. Sveikatos, baimė, nepasitikėjimo savim. Galva visai buvo gerai, kad ateities baimė, tai tokia daug apimanti. Tai jinai gali apimti, gali apimti ir griūvantis saugumas. Tai žodžiu, paimkim tiesiog kaip ateities baimė. Tai gerai, vėl imam šitą tašką. Žinokit, visą šitą tekstą kursiu on the spot, tai čia ir dabar, tai tiesiog, jeigu kažkur šiek tiek užgaišiu ar užstriksiu, būkit kantrus. Nes tiesiog on the spot dabar visą šitą tekstą kuriu. Tai tegul bus ateities ir saugumo baimė. Tai pradedam vėl nuo čia. Nors šią akimirką, ir kartokit paskui mane, nors šią akimirką jaučiu baimę dėl ateities ir jaučiu didelį nesaugumą, bet visiškai pilnai ir atvirai save priimu. Nors šią akimirką jaučiu baimę dėl ateities ir nesaugumą, bet visiškai atvirai ir pilnai save priimu. Nors šią akimirką jaučiu baimę dėl ateities ir nesaugumą, bet visiškai pilnai ir atvirai save priimu. Nors jaučiu baimę ir nesaugumą dėl ateities, bet leidžiu sau būti. Nors jaučiu baimę ir nesaugumą dėl ateities, bet leidžiu sau būti ir visiškai pilnai ir atvirai save priimu. Nors jaučiu baimę ir nesaugumą dėl ateities, bet visiškai pilnai ir atvirai save priimu. Nes žinau, kad viskas susidėlios man pačiu palankiausiu būdu. Nes žinau, kad viskas man susidėlios pačiu palankiausiu būdu. Nes žinau, kad viskas man susidėlios pačiu palankiausiu keliu ir būdu. Aš leidžiu sau jaustis saugiai ir būti laimingu. Aš leidžiu sau jaustis saugiai ir būti laimingu. Aš leidžiu sau jaustis saugiai ir būti laimingu. Aš priimu, aš save priimu sėkmėje ir laimėje. Aš save priimu sėkmėje ir laimėje. Aš save priimu sėkmėje ir laimėje. Man saugu ir gera būti saugume ir sėkmėje. Man saugu ir gera būti sėkmėje ir saugume. Man saugu ir gera būti sėkmėje ir saugume. Aš pasitikiu nežinomybę, nes žinau, kad viskas man susidėlios pačiu geriausiu keliu ir būdu. Aš pasitikiu tą nežinomybę, nes žinau, kad viskas man susidėlios pačiu geriausiu keliu ir būdu. Aš pasitikiu tą nežinomybę, nes žinau, kad viskas man susidėlios pačiu geriausiu keliu ir būdu. Dabar po pažastim. Aš sau leidžiu jaustis saugiai dabar. Aš sau leidžiu
jaustis saugiai dabar. Aš sau leidžiu jaustis saugiai dabar. Aš sau leidžiu jaustis saugiai dabar ir priimu nežinomybę su atvira širdimi. Aš sau leidžiu jaustis saugiai dabar ir priimu nežinomybę atvira širdimi. Aš sau leidžiu saugiai jaustis dabar ir priimu nežinomybę atvira širdimi. Ir vėl galit paimti už riešo, įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną ir tiesiog užfiksuoti šitą naują būseną. Tai vėl parašykit, kaip sekėsi, kas vyko kūne, koks jausmas, kokie jausmai kilo. Tai taip galima dirbti su bet kuria emocija. Su bet kuria emocija, su bet kuria baime. Ir dar kartą primenu, kad jeigu kažkas jaučiat, norit personalizuotos tapšnojimo technikos, tai galit susisiekti. Ramybė, bėgioja šiurpuliukai, ramybė. Mintis pildosi tikėjimu. Jolita praėjo galva, saugu, ramu dabar. Tai va, tai dabar turėsit nors vieną techniką, tiksliau 3 variacijas šitos technikos paprastos, su kuria galėsit savo padėti. Tai gerai, mielieji. Tai linkiu jums gražaus, ramaus, jaukaus, gausaus, užpildančio vakaro ir saugaus, ramaus poilsio. Labai stipriai apkabinu jus, siunčiu daug meilės, siunčiu daug palaikymo, viskas bus gerai. Ir iki kitų kartų. Prašau, 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 gera jūs visus čia matyti. Gerai, tai apkabinu ir iki kitų kartų. Iki, mielieji.